Šioje vietoje jau 1989 metas, gegužės 7 dieną, stovėjo Lietuvos laisvės lygas, Telšių skyriaus pastatyts, tuo metu pirmasis Lietuvoje paminklas 1944-1954 metas už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę žuvusiems partizanams atminti. Paminklas pastatyts prie buvusios NKVD būstinės, kur manoma užkasta apie 200 Lietuvos laisvės kovotojų. Paminklas iš marmuro, Antano Vyčio kryžius, Gedimino stulpa ir užrašas žuvusiems už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę 1944-1954 metas. Pasirašo laisvės siekianti tauta. Grįžk atgal į pagrindinį kelią, Dariaus ir Girėno gatvę, suk į dešinę ir keliauk toliau į Kalno gatvę. Apie 800 metrų paeis Ana, po dešinę prie nedidelį juodą akmeninį stulpelį ieško kitos užuominos.